Sveiki visi, šioje pamokoje pasistengsiu paaiškinti, kaip dirbti su tekstiniais failais, juos įrašinėti tekstą, skaityti ir panašiai. Taigi visų pirma, susikurkime kintamai ir į jį įrašykime mūsų norimus žodžius. Tarkim, naudosime kol kas 3 žodžius: Tomas, Paulius ir Jonas. Na, pliusiukai tam, kad vėliau, kai skaitysime iš failo, kiekvieną žodį įrašysime į masyvą ir atvaizduosime būtent po vieną žodį. Todėl reikia kažkaip atskirti žodžius. Na, galima ir tarpais, bet geriau naudoti kokį nors tikslų simbolį. Toliau įkintamai išsaugome funkciją, kuri atidarys failą. Taigi fopen lygu funkcija fopen, failo pavadinimas ir parametrai. Šiuo atveju naudosime R+, tai leis mums skaityti ir įrašyti į failą. Toliau susikūrėme kintamai, kuris įrašys į failą mūsų tekstą. Funkcija fWrite, atidarimo kintamasis ir mūsų tekstas žodžiai. Toliau galim pasidaryti tokį nedidelį debugerį, kuris patikrins, ar įrašyti pavyko, ir jeigu pavyko, mums į naršyklę išves atitinkamą tekstą. Tarkim, jeigu įrašyti, išveda sėkmingai įrašyta. Jeigu nepavyko, išves įrašyti nepavyko. Toliau uždarome visą šitą, uždarome visą failą, funkcija fclose ir atidarimo kintamasis fopen. Galime patikrinti. Štai, sėkmingai įrašyta. Taip pat nepamirškite, kad jums reikia susikurti tekstinį failą ir patalpinti jūsų serverį. Taip pat priskirti chmod reikšmės 777, kitaip vadinama atributais, tai kad leistų skaityti, rašyti ir vykdyti. Skaitinė reikšmė būtų PHP kalboje 0777, o šiaip 777. 37 tai. Toliau skaitysime iš failo ir žodžius įrašysime į masyvą ir atvaizduosime po vieną žodį. Tai visų pirma patikriname, ar failas egzistuoja, dėl apsaugos. Funkcija file exists, mūsų failas tekstas txt. Ir jeigu failas egzistuoja, toliau funkcija, kuri įrašys į kintamąjį visą failo turinį. Tai tarkim, žodžiai 2 būtų funkcija file get contents ir tekstas txt. Toliau įrašome į masyvą pasinaudojus funkciją explode, tai panaikins pliusus ir įrašys šios 3 žodžius į masyvą. Tai taip pat išsaugome įkintamai ir explode pliusas, mūsų simbolis, kablelis, tekstas, iš kurį įrašinėsime į masyvą, tai bus žodžiai 2. Galima kabutėse. Štai, dabar į masyvą įrašys tos 3 žodžius ir kadangi PHP kalboje skaičiavimas prasideda nuo 0, tai pirmasis žodis, kintamasis žodžiai 3 ir laužti skliaustai ir juose skaičius 0. Kadangi skaičiavimas prasideda nuo 0, tai pirmasis žodis masyve bus su numeriu 0. Patikrinkime. Tai pirmasis žodis Tomas. Teisingai. Toliau, tarkim, galime išvesti trečiąjį žodį.
trečiasis žodis, žodžiai 3 ir skaičius 2. Kadangi nuo 0, tai Tomas būtų 0, Paulius yra 1 ir Jonas 2. Tai trečiasis žodis Jonas ir mums atvaizduos trečiasis žodis Jonas. Štai trečiasis žodis Jonas. Na, galime atvaizduoti ir antrąjį žodį. Tai būtų žodžiai 3 ir 1. Taip pat galime atvaizduoti visus žodžius vienoje eilutėje. Tai yra visą failo turinį į vieną eilutę galime atvaizduoti. Na, tiesiog atvaizdavę šį kintamąjį žodžiai 2. Patikrinkime. Štai antrasis žodis Paulius ir štai tas visas failo turinys Tomas, Paulius, Jonas su pliusiukais, kadangi faile tie pliusiukai nepasišalina iš to failo. Toliau galime padaryti vėl pavyzdį su ciklu, šį kartą su ciklu. Iš pradžių susikurkime 10 žodžių, tarkim, mašina, namas, sodas, gėlė, ten žilvinas, 3, 6, 8, toliau ten, tarkim, kilimas ir ratai. Štai 10 žodžių. Toliau naudosime ciklą while, bet prieš tai susikurkime kintamai į reikšmė 0 ir taip pat į kintamai išsaugome visą failo turinį, file get contents, tekstas, txt. Na ir toliau ciklas. Taip pat galime iš karto į masyvą įrašyti explode pliusas ir žodžiai 2. Taigi ciklas while ir kol i yra mažiau už 10, vykdys kodą, atvaizduos. Taip pat nusistatykime kintamai x, tai prie i pridės 1, tam, kad nusistatyti tikrojo žodžio. Na, tai yra žodžio, tai yra, pavyzdžiui, pirmasis žodis, tai bus numeris 1, antrasis 2. Masyve tai bus pirmasis žodis 0, o su x kintamoju tai jau 1, tam, kad tiesiog atvaizduoti. Tai yra žodis, numeris, kintamasis x ir žodžiai ir kintamasis įlaužtose skliaustuose. Tai yra iš pradžių mums atvaizduos pirmą žodį, vėliau ciklas while pridės prie kintamojo į 1, tam, kad ciklas nebūtų begalinis ir tam, kad atvaizduotų kitą žodį. Na, galime patikrinti. Štai, na tai mums atvaizduoja tik pirmąją žodžio raidę. Tikriausiai, na taip, mes neparašėme dvejetą, trejetas, čia turi būti kintamasis žodžiai 3. Taip, teisingai tikrinkime. Štai, pirmasis žodis Tomas, Paulius, Jonas, mašina. Viskas teisingai, kaip ir nusistatėme ir įrašėme. Na, tai tiek. Laukite kitos pamokos. Jei kils klausimų, galite rašyti į komentarus arba kreiptis svetainėje.